Sveiki skautai! Šiandien mūsų popietės TV svečiuojasi Vytautas Rukštelė, turėčiau taip pasakyti, nes mūsų skautų televizijos tema šiandien yra skiltis ir mes jį kalbiname būtent dėl to, nes girdėjome, jog jos kadaise egzistavusi skiltis ir yra labai ypatinga. Tai Vytautai, kaip tik norėčiau paklausti, ar galėtum trumpai papasakoti apie savo skiltį? Labas vakaras arba laba diena, nesvarbu, kada čia žiūrėsit. Apie savo skiltį trumpai. Mes buvom skautais, jau turėjom skauto kaklaraiščius. Tai buvo, dabar nesuklysiu, kokie metai, 1990, kokie 5 turbūt. Kiek tų metų buvo? Atsiminiau. Mes tada turėjom 9 klasės egzaminus ir mes labai mirtingai galvojom, kokį pavadinimą sugalvoti skilčiai. Tai mes jau po egzamino lietuvių kalbos sėdėjom, kažkaip tai mąstėm, kuo pavadinimas mus apjungtų. Tai galvojom, kad mes labai mėgdavom daug valgyti, tai o skiriai, tai žinoma, kad labai ėdrus, tai vat, nuo to kažkaip tai kilo tas pavadinimas skirių. O šiaip apie skiltį mes buvom 4, plus dar vienas skautų draugas, ten klasiokas, kuris kartu keliaudavo, kaip galima sakyti, toks penktas žmogeliukas. Tai buvo skilties žmonės Valdas Strazdas, Arūnas Kemežys, Algimantas Kuras. Tokiam įdomiom pavardėm. Įdomiom. Ir jo, dabar esam visi skautai vyčiai. Šiai dienai vieni mažiau skautauja, kiti galbūt visai dabar nebeskautauja, bet tuo metu daug skautavo. Tai, bet prieš tai girdėjome, kad tavo skiltis yra vadinama netgi legendinė. Tai kaip tu manai, kodėl jinai gavo tokį prilyginimą? Sunku pasakyti, čia turbūt geriau atskleisiu tie žmonės, kurie tai sakė, bet kas buvo svarbu, kad mes tuo metu, kai mes aktyviai skautavom, mes buvom ten skautai, paskui tapom patyrusiais skautais, mes labai mėgdavom važiuoti kitų kraštų stovyklas. Važiuodavom tiesiog tiek 4 ar 5 žmogeliukai. Kažkaip ten visai pasižymėdavom, iš vienos pusės gerai, iš kitos pusės gal ne taip ypatingai gerai, tai kažkaip gal tas ir atsispindėjo žmonėse, kad liko matomi. Ir stengiamės būti tie, kurie matytųsi, tarkim, arba ten padėti kažkur, arba ten sudalyvauti, nelikdavom kažkaip šešėlį, tai stengiamės matomi būti. Tai gal pameni kokį didžiausią nuotykį, kurį norėtum papasakoti mums, arba kokią nors juokingą nutikimą su skiltimi? Vienas toks šauna į galvą, tai gal ne tai, kad didelis nutikimas, bet atsimenu, kai buvom Pietų krašto stovykloje. Tuo metu vadinosi Pietų krašto stovykla. Mes kaip tik gavom iš savo vadovės, kad mes jau galim tapti patyrusiais skautais, tokį raštą išrašę. Ir tuo metu buvo į patyrusius skautais tokia diena ypatinga, kad tie, kurie net patyrę skautai, turėjo pasirūpinti maistu, ten rungtynės tam tikrą žaisti, negalėjo tam tikrų dalykų daryti. Tokie kaip tradicijos mažos. Tai mūsų skiltis gavo užduotį padaryti valgyti, nes kažkaip tai pasišodėm, galvom, čia valgyti puikiai darom, gaminom troškinį. O ten tuose miškuose kažkaip buvo medžiai, kur renka sakus nuo spygliuočių. Ir mes kažkaip tai sakais pakurinėdavom jas ugnį. Ir mes kažkaip tai ten darydami valgyti, į tą troškinį kažkaip tai netyčia gabos geras sakų įkrito. Ir mes bandėm jį ištraukti, galiausiai jis kažkaip tai ten ištirpo. Gavosi toks troškinys ir mes jo ten nedaug valgėm, bet tie patyrę skautai, kurie buvo tikrai patyrę skautai, ten valgė labai skanu, kažkaip morkos jaučiasi, kurių mes tikrai nedėjom. Tai vat... Skėrių troškinys su sakų prieskoniais. Jo, su sakų prieskoniais, bet mes neišsidavėm tą kartą, atsimenu. Tai va, tai tokia buvo maža paslaptis, kuri dabar išaiškėjo. Tai va, dabar išduosiu tie, kurie valgė. O ko tavo skiltis tave išmokė? Skiltis, pati kaip skiltis atsakomybėm, tom, kuriom paskirstydavom, tai atsakingai atlikti turbūt savo pareigas, nes tas labai buvo svarbu.
Nes mes keliaudavom toj grupelėje ir visą laiką žinodam savo funkciją, jeigu kažkokios funkcijos neatlieka, tai vėlgi strikdavo visas skilties darbas ir procesas. O jūs keisdavotės kaip ir tomis pareigomis? Ar turėjote savo pastoves? Nerašytas, bet daugiau mažiau pastovės. Toks susitarimas, galima sakyti, nebuvo daromas konkrečiai, bet gavosi natūraliai. Vieni ten už laužą, kiti už įsikūrimą, kiti už maistą. Žodžiu, kad atvažiuodavom, viską žinodom, kas ką daro, bet nesitardavom. O dar ko išmokė turbūt, tai per tuos metus tai sustiprėjo tas ryšys, draugystės ryšys, tai kuris liko iki šių dienų. Kaip tu manai, bet ar šiaip ta pati skilčių sistema yra naudinga? Tai... Ir verta būtų palaikyti. Tai ne tas žodis, tai privaloma tą palaikyti. Iš tavo žodžių tai supratau. Nes labai, tas žaidimas, kurį žaidė skautai skilčių sistemos pagrindu, tai labai manau, kad naudingas ir ateičiai. Paskui žmogus supranta, kaip dirbti komandoje, kaip dirbti su kitais žmonėmis, kaip paisyti visų norų, kad visi būtų išgirsti ir visi būtų įtraukti į procesą, kad neliktų niekas už borto, kažkaip liktų nuskriaustas. Gerai, o dabar paskutinis ir pats sunkiausias klausimas. Ar būsi tautinėje stovykloje? Oho, labai sudėtingas klausimas. Bet aš atsakysiu, kad taip, tikrai būsiu, susimatysim tautinėje stovykloje. Tai ačiū tau, Rūgšte, už pokalbį ir čia buvo Skautų televizija. Susitiksim kitoje laidoje. Susitiksim tautinėje stovykloje.